Taigi, rezimuokime. Renginys baigėsi, žmonės įsiskirstė ir dabar jau galima padaryti kažkokias išvadas. Tikrai esu įsitikinęs, kad atsiras labai nemažai žmonių, kurie mėgins sakyti, kad mitingas buvo skirtas tam, kad nukanalizuoti žmonių energiją. Mano asmeninė nuomonė, subjektyvi nuomonė. Galima būtų sakyti, kad nukanalizuota energija. O ko tikėjotės? Aš puikiai suprantu, kad bent jau aš paaiškinsiu, galbūt taip. Praeina jau tie laikai, kada buvo mitingai pašūkauti ir pagazdinti valdžią. Pamenat, kai tik prasidėjo visi šitie poplandeminiai judėjimai? Pirmoji akcija buvo, važiuojant aplink Seimą, paspausti garso signalą. Ar ne? Ir kaip tuo metu valdžia bijojo, ar ne? Nes čia dar prieš šitą kadenciją, prieš Šimonytę atėjusią, ar ne? Ir tada policija fiksuodavo visus, kas važiuoja, kas signalina, galbūt tam baudas kažkam atsiuntė, nežinau. Aš taip pat signalinau, bet baudų negavau. Nesmė. Bet tada jie bijojo. Po to pirmieji mitingai, kaip bijojo valdžia šitų dalykų. Tačiau dabar atėjusieji į valdžią, antiek arogantiški, kad jiem nusispjaut, giliai nusispjaut ant visko, kas vyksta. Ir galiu patikinti, kad bet kuris mitingas, į kurį jūs kviestų kiti, ar kviestų neabejingi, ar kviestų Laisvos Lietuvos komitetas, ar Lietuvos koordinatoriai, ar partijos, ten Mes Lietuva, ar kitokios, jie bus skirti tikrai ne tam, kad kažkokį efektą pasiekti. Efekto pasiekti nebeįmanoma, kai valdžios arogancija perlipo visas ribas ir jiem jau nepaiso absoliučiai nieko. Artėja era naujų mitingų. Ta, ką mes norėjome padaryti gruodžio 13 ir kai visokie youtuberiai nukanalizavo tą mitingą. Nors tiesa, gamta prisidėjo nemažiau. O dar valdžios 3 paras nevalė gatvių, ar ne? Kad autobusai, čia per visą Lietuvą šitas buvo, kad negalėtų išvažiuoti autobusai. Mums skundėsi iš autobusų, skambina iš Marijampolės, sako, negaliu išvažiuoti, parkas nevalytas. Tai sako, netgi jeigu susirink žmonės, aš jų netvešiu. Bet dabar ne apie tai. Kokia nauja era naujų mitingų? Štai kur visai esmė. Mitingai turintis pabaigoje veiksmą. Kada susirenka tauta ir tie, kas kalba nuo scenos, ne dainuškas dainuoja, ne eilėraščius pasakoja, o užveda tautą. Truputėlį užsiėmęs. Atsiprašau. Taigi, užveda tautą. Ir kai banga užkyla, pereinama prie iš anksto suplanuoto veiksmo. Štai naujųjų mitingų era. Jeigu aš kada nors būsiu paprašytas prisidėti prie naujo mitingo organizavimo, palaikyti aš tai visus mitingus palaikysiu, bet jeigu prie organizavimo, aš prisidėsiu tik tuo atveju, kai išgirsiu, kad mitingo pabaigoje suplanuotas veiksmas. Veiksmas, kuris gali įtakoti valdančiųjų spjovusių į tautą ir išauginusių savo aroganciją iki begalybės, jų baimę, jų veiksmų suvaržymo. Jeigu bus toks mitingas, aš jį palaikysiu ir jame ne tik dalyvausiu, bet ir prisidėsiu prie jo kūrimo. Visi kiti mitingai, man nesunku atvykti pasakyti kalbą, aš visada turiu ką pasakyti. Stengiuosi kalbėti trumpai, drūtai, suprantamai ir uždegančiai. Tai yra, ko gero, labai svarbu šiais laikais, kadangi labai daug žmonių yra protingų, turinčių ką pasakyti, bet nemokančių to padaryti. Šitoje vietoje, sakyčiau, yra mano stiprybė. Taigi, rezimuoju, mitingas buvo reikalingas tam, kad susirinktų žmonės, susibendrautų, pajustų vėl tą bendrumo jausmą, gebėjimą išlipti iš sofos, prisiversti per visą Lietuvą ir atsibelsti į sostinę
kur jau įsivyravo pedofilai, kolaborantai ir antivalstybininkai, ir parodyti jiems, kad jeigu tu elgsiesi blogai, ateis diena, kai tautos kantrybė nutrūks. Ir kai tavo arogancija perlipa visas ribas, žmonės gali nebeatlaikyti. Tie, kas tai matysite vaizdo įrašus, vėliau jie bus paviešinti. Gyvų transliacijų aš nemačiau, kad kas būtų daręs, bet kai matysite vaizdo įrašus, bus ir mano kalba ten beveik pabaigoje. Oranžinė striukė atpažinsite iš toli. Ir aš pademonstravau pagrindinius šūkius, kur link juda Lietuva. Ir manau, kad tie šūkiai gali virsti realybę. Todėl ten sėdintys kolaborantai turėtume susimastyti. Gerai, neerzinsiu jūsų, ilgiau laiko negaišiu, juolab, kad jau priartėjau prie savo automobilio. Viskas baigėsi, naujų pažinčių, bendrumo jausmo ir atėjus laikui veiksmo.